Dažnas mūsų žino tokį žaidimą su kamuoliu, kai du mėto vienas kitam, o trečias bando perimti. Ta žaidimas vadinama šuniuku. Šie du jaunuoliai žaidimą suprato paraidžiui. Aš Arnas Radžiūnas, esu iš Babtų ir esu šeštokas, man 11 metų. Mano vardas Danielis Variakojis, esu iš Kauno, man 11 metų ir esu penktokas. O, labai girdėta pavardė – Variakojis. Aš esu 4. karta mūsų cirko šeimoje ir tęsiu tradicijas. Variakojai – seniausia Lietuvoje cirko artistų dinastija. Klounai, oro gimnastai, dresuotojai. Dresuotojas senelis, dresuotoja močiutė, mama dresavo. Danieliaus senelė dresavo gyvūnus, tuomet išdidžiai vadintus Baltijos tigrais. Nors tai tebuvo paprastos lietuviškos kiaulės. Aš dresuoju. Lakį dresuoju. Lakis – tai tas tikras šuniukas žaidžiantis šuo. Labą dieną. O trečiasis – Arnas. Jis galbūt jums netgi matytas. Berniukas su voliukais. Tai štai, Arnas jau kartą ragavęs Lietuvos talentų scenos, šiandien čia žengia drąsiau. O Danielius ir šiaip scenos nebijo. Labą dieną. Tai ką, sveiki milžinai. Labą dieną. Kokie jūsų yra vardai? Mano Danielius, mano Arnas. Ar jūs galite laimėti Lietuvos talentus? Taip, Ką jūs šiandieną mums parodysite? paslaptis. Gerai. Tuomet aš laukiu jūsų paslapties.
Aš labai žiūrėjau susidomėjęs jūsų pasirodymą. Ir man labai kažkaip tai nežinau, kažkaip labai nuoširdžiai, taip skaniai patiko, kaip jūs užsiėmė savo tą veiklą. Jums patinka tai, ką darote, jūs stengiatės, rizikuojat, griuvinėjat. Ir man tas jūsų užsiėmimas kažkaip pasidarė labai gražu. Faina, kad jūs tai darot. Ir šiaip, jeigu manęs kas klaustų nuomonės, tai aš pagalvojau, kad vežioti su savim šitiek rakandų, tiek daiktų, jau čia yra talentas. Juos susidėti reikia, juos išsikrauti reikia atvažiavus. Ta prasme, aš, kuris negaliu susitvarkyti su savo vienu tušinuku ir vieną piniginę, man jūs darote įspūdį ir aš tikrai balsuosiu už jūs taip, net neklausdamas, kol manęs paklaus. Aš manau, kad labai geras pasirodymas ir ačiū Jums. Dėkui. Ačiū. Man labai patiko šuniukas, bet ar jūs ar šuniukas į kitą etapą? Ir aš taip plaškausi, ačiū už gėlytę. Dabar ta gėlytė turėtų taip. Nepapirko ta gėlytė. Manęs nepapirko gėlytė. Vyrai, jūs žinote, kad ne viskas buvo tobula. Šiandien jūs darėte per daug klaidų, kad aš galėčiau jums pasakyti taip. Eikime į verdiktą. Taip. Ne. Atleiskit, bet ne. Vyrai, dirbkite ir toliau taip pat smarkiai ir kada nors gausite 3 taip. Šiandien jūs gaunate 2 ne. Ačiū. Ačiū Jums. Vyrukai, ramiai. Kaip pirmas testas Lietuvos talentuose? Nu, gaila, kad neperėm. Ne mano diena šiandien.